2002. Energetinių gėrimų rinką valdo vienas prekės ženklas. Red Bull jau 15 metų neturi jokios rimtos konkurencijos. Dešimtis įmonių bandė mesti iššūkį ir visos viltis sužlugo. Tų pačių metų balandį pasirodo nauja, juoda skardinė su žaliu logotipu. Po 12 metų jos savininkai pasirašys daugiau nei $2 milijardų sandorį su Coca-Cola. Kaip prekės ženklas į žaidimą įstojęs 15 metų vėliau nei rinkos lyderis, sugebėjo tapti viena iš dviejų didžiausių energetinių gėrimų kompanijų pasaulyje. 1987 metais gimęs Red Bull iki 2002 metų jau buvo tapęs neginčijamų lyderių visame pasaulyje. Beveik visi, kas bandė su juo konkuruoti kopijuodami formulę, pralaimėjo. Monster Energy 2002 metų balandį pasirodė kaip naujas produktas. Stebėdami Red Bull sėkmę, jie pastebėjo tai, ko nepastebėjo kiti konkurentai, kad reikia ne kopijuoti produktą, o sulaužyti visą žaidimo strategiją. Pirmas Monster Energy žingsnis nustebino. Užuot kopijavę Red Bull skardinės dizainą, Monster nuėjo priešingą kryptimi. Monster sukūrė visiškai kitokį identitetą – didelį, drąsų ir agresyvų. Monster skardinė buvo maždaug dvigubai didesnė už Red Bull skardinę. Jie pasiūlė žymiai daugiau gėrimų už geresnę kainą. Tai buvo ne tik vertės pasiūlymas, tai buvo visos energetinių gėrimų rinkos pokytis. Pavadinimas Monster, logotipas, juoda ir žalia spalvos – viskas buvo sukurta taip, kad skambėtų agresyviai ir maištingai. Kol Red Bull akcentavo funkciją, energiją ir veikimą, Red Bull skonį nemažai žmonių vadindavo kaip vaistų. Monster daugiau dėmesio skyrė skonių įvairoviai ir platesniam pozicionavimui. Turėti produktą – tai tik pusė darbo, kita pusė pristatyti jį vartotojui į rankas. Ir čia Monster priėmė vieną įdomesnių sprendimų. Užuot statę savo brangią produkto gamybos infrastruktūrą, kaip tai darė Red Bull, Monster pasinaudojo jau egzistuojančiais gėrimų gamybos tinklais. Taip Monster galėjo pasiekti parduotuvių lentynas ir šaldytuvus žymiai greičiau nei kiti konkurentai, o sutaupytus pinigus galėjo nukreipti tiesiai į marketingą ir naujų produktų kūrimą. Video dar nesibaigė, bet jei nori pilnos Monster Energy istorijos, pakomentuok žodį noriu. Kol Red Bull iš esmės turėjo vieną pagrindinį produktą su nedaug variacijų, Monster agresyviai plėtėsi į naujus skonius, formulės ir prekės ženklus. Tokias linijas kaip Java Monster, Monster Hub, Ultra, vėliau Muscle Monster ir Hydro. Daugelyje parduotuvių Monster portfelis ėmė užimti didelę dalį visos energetinių gėrimų lentynos. Tai buvo sąmoninga strategija, palikusi konkurentams mažiau vietos. Iki 2014 metų Monster jau buvo užsitvirtinęs tvirtą poziciją JAV rinkoje ir tada pasibeldė Coca-Cola. 2014 metų rugpjūtį Coca-Cola sutiko įsigyti 16,7% Monster akcijų už maždaug $2,15 milijardo. Coca-Cola tapo pagrindiniu Monster distribucijos partneriu visame pasaulyje. Per ateinančius metus smarkiai išsiplėtė kompanija tarptautiniu mastu. 2017 metais rinkos kapitalizacija pasiekė apie $30 milijardų, o 2020 metais Monster jau buvo tapęs vienu iš dviejų dominuojančių energetinių gėrimų prekės ženklų Jungtinėse valstijose. Jeigu tau patiko šis video, nepamiršk prenumeruoti kanalo. Iki kito karto.